sėdi Joniukas, nu į toj krosnį čirškina, ateina ragana, sako, Joniuk, iškišk pirštuką. A Joniukas suprato, kad ten seksualinis priekabiavimas. Nekiša pirštuko, niekaip nerodo. Ir ten iš kamino tie dūmai virsta. O Gretutė sėdi ant laimės žiburio, pamatė tuos neekologiškus dūmus, turbūt tenai kokią plasmasę degina. Nu čia ta Greta Thunberg, jo. Greitai pasiėmė savo komandą, vilką pilką ir atvarė į tą trobelę. O vilkas pilkas išėjo, jisgi bobutės tai jau seniai išmokęs valgyti. Nu, ir klausė raganos, o kodėl tavo tokia ilga nosis? Taip, nebijok. Tik amta ragana ir prarijo. Ir turėtų būti kaip ir pabaiga. Bet taigi žinai, kaip būna pasakose.